Šiandien yra gegužės 13. Paskutinį kartą šitam automobilį sėdėjau pernai metų vasaros pradžioj. Tas sėdėjimas baigėsi Estijos trasos rekordu ir už kelių šimtų metrų labai didelių gaisrų. Tai negaliu slėpti. Šiandien labai kažkaip daug jaudulio. Įprastai esu jau pergyvenęs šitą fazę. Bijau daugelio dalykų viename, tai yra ir labai greito automobilio, labai nesaugios trasos. Per mažai mes turėjom laiko visgi, kaip ir visi dažniausiai būna pirmose varžybose, per mažai mes turėjom laiko jį išsibandyti. Apie mašiną, ką galima pasakyti, tai kad čia įdėta tikrai ne viena, net ne 10 ir ne 20, turbūt ne 100 valandų darbo visos mūsų komandos. Na, automobilis yra vienas pažangiausių, manau, Lietuvoje pagal daviklių skaičių, laidų ir įdiegtų naujausių technologijų. Visas projektas turėjo žymiai anksčiau pasidaryti, bet kai visą laiką trūksta vienos nakties, tai va tokios va bėdelės. Tai manau, kad mes išgydę šitas visas problemas, dar padirbėję su automobilio nustatymais galėtume tikrai dar pagreitėti, kokią sekundę tai tikrai. Šiuo metu galingumo dar nenaudojam pilno, tai yra apie 60%, ką gali šitas variklis. Greičiai šioje trasoje yra labai dideli, tai nėra tikslo atsukti daugiau. Esu kiaurai permirkęs šampanę. Tai yra jau geras ženklas varžybų pabaigoj. Iš tikrųjų labai jaudinausi kažkaip po daug metų pertraukos šiandien ir jaudulys nenuėjo veltui. Pavyko ne tik laimėti šiandien, bet ir pagerinti namų trasos rekordą. Tai kol kas pavyko pirmam etapui įgyvendinti programą Maximum, reiškia imsimės toliau sekančių trasų.